Ir retkarčiais atsisuksiu. Jo, nes paskui labai saulė negražiai apšvies ir padarys visai negražiai. Nedrąsinsim. Ir retkarčiais atsisuksiu į jūs. Ne, tai žinok, mane statyk ten, nes tikrai žiūrės. O jeigu aš suklysiu? Ne, jūs nieko neminėkit. Jūs man tik pasakokite, kokiu lėktuvu skridote. Jūs, kaip buvo, kokia buvo jūsų kelionė ir kai iš kur jūs pakilote ir žodžiu... Žiūrėkit į Loretą ir pasakokit. Kalbėkite. Tai žodžiu, kokį jūs prisimenate Baltijos kelią ir kur buvo tos kelionės pradžia ir pabaiga? Prisimenu puikiai. Baltijos kelias buvo šaunus dalykas mūsų gyvenime ir man teko ten sudalyvauti, esu laimingas, kad teko sudalyvauti. Ir pakilome 6 valandą. Puikiai prisimenu, kaip skridome Kauno apylinkėse link Karmėlavos. Pilnas kelias buvo mašinų. Iki pat Ukmergės skridome, visur vien mašinos. Ir atskridome iki Baltijos kelio, šią autostradą. Vilnius Ryga. Pasukome į kairę link Panevėžio, visur žmonės, automobiliai, sutikome keletą lėktuvų, brolius Vaineikius, Vladą Kintgailą sutikome, skrendant su savo aušra. Tie žmonės mums puikiai pažįstami, man asmeniškai puikiai pažįstami, dėl to buvau įdomiai gražiai nustebintas. Taip pat sutikome dar savo kolegas, Kazimierą Šalčių skrendant šitų ar tokių lėktuvų, neatsimenu. Beje, mes taip pat skridom tokiu lėktuvu, tik ne šito konkrečiu. Ir, ką prisimenu, čia buvo daug gėlių, kurias žinojau, kad sukrausi lėktuvą. Skrido Vytas Tamušiūnas, tas gėlės sukrovė jo lėktuvą ir tas gėlės mėtė iš lėktuvo iš žmonių, kurie stovėjo kabinę rankomis Baltijos kely. Na tiek gal, man buvo tai labai puikiai kelionė ir puikiai prisiminimai dabar. Dėkoju. Dėkui, viskas. Kaip jūs rašto? O taip bijojot ir nenorėjot? Gerai, tai už ką mane dabar? Už ką mane? Mes galėsime. Aišku, nes jeigu tą... Jeigu bet atsivežti ar kažką tai visada kažką daryti. Labai malonu. Smagu, kad atvažiavus čia, aš apie jūs daug žinau, daug girdžiu, žinoma, ir visada sveikinu. Ačiū. Operatorių lėktuvas iš Kauno, reiškia, ir vienas barstytuvas iš Kauno, kitas tiesiai iš aikštelės, iš Pačiūnų iki aikštelės. Realiai iš Kauno pakilo 2. Iš Kauno pakilo 2, 3 iš Pačiūnų. Ne, reiškia, Kaune tas vienas kilo 2 iš Pačiūnų kilo, vienas leidosi Kaune, tai ir paskui jisai kilo prisikrovė gėlių ir kilo iš Kauno. Iš Kauno su gėlėmis, o kitas su keleiviais iš Kauno. O trečias greičiausiai su operatoriais iš Pačiūnų, tikraisiais operatoriais, leidosi, reiškia, aikšteliai, ten pasikrovė gėles ir kartu jau su operatoriais ir, reiškia, mėtė ir paskui operatorius paleido dar kito aikštelę ir grįžo į Pačiūnus. Tai va, kažkas, dabar tik tai reikia tikslintis toliau.